Šiandien tęsime tyrinėjančių pokalbių ciklą apie mąstymo klaidas versle. Mano pašnekovas bus Rinardas Goda, Tegra Group bendraturtis. Labas, Rinardai. Sveiki. Mes su Rinardu kartu pasirinkome pakalbėti apie dažną mitą versle, kuris skambėtų prognozuoti, planuoti, lygų žinoti, kaip bus. Rinardai, šiandien aplinkybės keičiasi labai greitai ir remtis prognozėmis, laikytis planų, tavo žodžiais tariant, yra tas pats, kaip statyti namą ant smėlio pamatų. Kodėl? Šiaip ne tik šiandien. Visą laiką tai buvo aktualu. Šiandien ypač turbūt. Šiandien ypač. Taip. Ypatingos aplinkybės, jos ypatingėja vis tos aplinkybės. Tačiau man atrodo, ta istorija dėl prognozių, dėl nuomonių, dėl planų, dėl biudžetų, tai jinai iš tikrųjų kaip pilys ant smėlio pamatų, nes mes tikrai iš tikrųjų nežinom, kas bus rytoj, kas bus planuoti po mėnesio, po metų ar per metus, kas įvyks, tai tikrai labai sudėtinga. Ir nepaisant to, organizacijų žmonės labai stengiasi tai padaryti. Labai norisi sužinot, kas bus, kaip ten vyks ir turbūt apsisaugot nori nuo tų būsimų įvykių, kurie gali būt matomai nepalankus. Aš galvoju, kad prognozės ir to netikrumo, tos iliuzijos gana daug yra organizacijoje. Bet išskirčiau du dalykus, du didžiausius tokius. Tai yra atsargų valdymas, tai materialių kažkokių tai dalykų valdymas, kaip prognozuojama, kiek man reikės ateityje mėnesiui ar savaitėje ar kokiam periodui. Ir kitas dalykas tai yra prognozavimas pardavimų, biudžetų formavimas, statymas metams ar ten kažkokiam periodui. Šitie du dalykai tokie skaudžiausi, kurie daugiausia kainuoja kompanijoms. Didžiausios klaidos. O kodėl jie daugiausia kompanijoms kainuoja? Per ką tai pasireiškia ta kaina? Jeigu žiūrėti per biudžetus, tarkim, paimkim pirmiausia biudžetus. Tai pats biudžeto formavimas, jisai yra didelė investicija. Daug žmogiškų resursų investuoja savo laiką, brangų laiką, ten žmonės, kurie labai brangiai kainuoja, dirba, kartais savaitėm, kartais mėnesiais dirba prie to, kad sukurti biudžetą pagal visas taisyklės ir jį sukuria galiausiai. Ir tai komandinis dar darbas. Bet tai būtų pusė bėdos. Šita investicija ne tokia baisi didelė piniginė išraiška, bet kai jie pradeda laikytis tų biudžetų, kai pririša žmonės motyvacinės sistemas prie biudžetų, tarkim, pardavėjų atlyginimus ar premijas, bonusus pririša prie biudžetų, tai tada didžiausia kaina būna, nes tai labai išvirsta turi neigiamas pasiekmes ateityje. O ką reikėtų daryti kitaip? Arba gal paklausiu, o kaip jūsų organizacijose nėra jokių biudžetavimų? Taip, mes jau daug metų, kompanijai kitais metais bus 30 metų, tai yra šiokia tokia patirtis, tai mes daug metų dirbam planuodami tik pinigų srautus ir iš esmės biudžetavimą pakeitėme tankesnė refleksija. Investicijos resursai investuojami ne į biudžetavimą, ne į tą dalyką, kur kartą per metus sukuriam, ar kartą į pusę metų sukuriam kažkokį tai dokumentą, kurio laikomės, o stebim faktinius rezultatus ir pagal juos koreguojam savo veiklą. Ir tas stebėjimas pas mus yra kartą į savaitę. Rinardai, ar galiu paklausti, kokia yra tavo įmonių apyvarta, nes aš manau, kad žinių radijo klausytojai, kaip klauso mūsų laidą, gali įsivaizduoti, kad mes čia šnekam apie 1 milijoną ar 2 milijonus. Tai yra didžiulė apyvarta jūsų. Kiek jūsų yra? Tai nėra didžiulė apyvarta, mes turbūt Lietuvoje prie vidutinių turbūt skaitytumėmės, manau, apie 20 milijonų, aš tiksliai net nežinau. Tiesiog aš toj vietai noriu atkreipti dėmesį, kad mes nekalbam apie tai, kad tai yra smulkus verslas, ne? Mes šnekam apie vidutinio dydžio verslą. Amerikoje tai būtų visai smulkus, Lietuvoje turbūt vidutinis. Tai va toks.
prognozės, planai, iš kur tai yra atsiradę ir kodėl dabar, nežiūrint to, kad yra neapibrėžtumas didelis, labai viskas keičiasi, vis tiek mes turim tą polinkį įsikabinti ir paraidžiui to plano laikytis. Iš baimės, kad bus kažkas įvyks, kad mes, vienas dalykas iš baimės, numatyti, kas bus ir apsidrausti, draudimą įsirašyti, tas kaip polisas. Iš kitos pusės nėra formų, nežinom kaip kitaip. Nemokam dar kitų formų valdymo, neatsiradusios jos, o kaip kitaip. Ir tos alternatyvos, aišku, jeigu pasižvalgytumėm plačiau, tai jos yra. Jos egzistuoja ir jos tikrai efektyvios, jos atitinka laikmetį. Nes senos formos, kas yra biudžetas, tai yra kontrolės, didžiulis kontrolės mechanizmas, kuris kontroliuoja visą organizaciją. Ir, aišku, pas vienus stipresnis yra, kur labai kontroliuoja iki paskutinio žmogaus, yra mažiau įkalti tie varžtai kontroliniai ir mažiau. Tačiau tai generaliai pažiūrėjus tai kontrolė. O ką reiškia kontrolė? Kompanija yra tam tikrą prasme įdėta į rėmus, labai siaurus, sukaustyta, ir jinai negali būti lanksti. Jinai negali atitikti kliento lūkesčių. Jinai negali tarnauti klientui. Iš esmės negali. Iliuzija, kad gali kažkokia tai tokia kompanija, kuri valdo pagrindinis dokumentas, valdymo dokumentas ir kontrolės mechanizmas yra biudžetas, kad jinai gali būti savo klientams atsižvelgiant į jų poreikius, į jų lūkesčius, į jų augančius poreikius lūkesčius. Tai išgyvenimas galimas tik tada, jeigu yra monopolija, jeigu tau nėra grėsmės konkurencijos, bet jeigu nėra monopolijos, tai yra labai labai sudėtinga. Tai va, gal toks. Antras dalykas, kintanti labai aplinka, labai technologijos keičia aplinką, kasdieną kažkokią naują naujieną. Santykinai pas mus dar yra ne taip, nėra tiek daug turbulencijos, bet jinai bet kokiu metu gali praskristi juoda gulbė ir gali atsitikti kažkas tokio, kad wow, babam, viskas keičiasi, totaliai keičiasi. Ir dar vienas faktorius turbūt tai yra naujoji jauna karta, Z karta ateina, kurie nesuvokia, kas yra kontrolė. Eidamas čia į šitą studiją išgirdau dvi merginas besikalbančias, merginom apie 20 kelis metus. Sako viena kitai, sako, Martina nusprendė neiti į tą darbą. Sako, atsibodo dirbti, nusprendė neiti į tą darbą. Taip nuogirda tokia, ne išeiti, o tiesiog neiti. Jinai greičiausiai net pareiškimo neparašys. Ta prasme, kad vat, toks sprendimas ir keičia kryptį žmogus. Tai tokių bus vis daugiau. Ir ta naujoji karta, Z karta, jų reikalavimas atvirumui, pasitikėjimui yra beprotiškai didelis. Jie reikalauja, kad jų aplinka, kurioje jie dirba, jais visiškai pasitikėtų. Kokia kontrolė? Ten jeigu aš negavau kažkokio tai bonuso, kuris priklauso ten nuo jūsų biudžetų, kokias per nesąmonė, kaip taip gali būti. Čia nesąmonė kažkokia, tai čia apgavikai, mes nedirbsim čia, rytoj neteisim į darbą. Tai manau, kad pasikeitė visiškai kontekstas ir reikėtų organizacijų lyderiams atsižvelgti tai technologinis aspektas ir tas žmogiškasis naujoji karta, kuri visai kitaip žiūri viską. Man davės beklausant ateina mintis apie žymę jau pasaulyje teoriją U ir jos įkūrėja Otto Scharmerį, kuris konsultuoja netgi ir valstybės. Ir jo teorija remiasi tai, kad mes esame įpratę mokytis iš praeities, tai kas buvo, o iš tikrųjų reikėtų pradėti mokytis iš ateities. Aišku, skamba tai keistai ir tos teorijos čia dabar mes neatskleisim. Ir man beklausant tavęs, aš pagalvojau, kad lygiai tas pats yra su matavimu kaip kontrolės mechanizmais. Mes matuojam praeitį, mes kontroliuojam praeitį ir matyt, va, tas naujas iššūkis yra, tai per ką matuoti, kas randasi iš ateities, nes kas randasi iš ateities, tai turi didelį potencialą, kas randasi iš praeities, nu jis kaip jau išgyventas yra, nu arba greitai bus išgyventas ir mano manymu, tas iššūkis, kurį šiandien turbūt organizacijos spręs, jeigu kontroliuoti ne praeitį, bet sekti, kas randasi iš ateities ir tai stiprinti, nes
prognozuoja, mes išskirtinai atsiremdami ant praeities. Antroj mūsų daly norėčiau daugiau žiūrėti per tą prizmę, tai ką daryti ir besiremiant tavo patirtim pakalbėti apie tai, kaip paleisti kontrolę. Nes turbūt vienas ir paleisti kontrolės tu negali, nes dauguma organizacijų žmonės nėra savarankiški. Ir šiandien mes šnekučiuodamis prie kavos, man labai patiko tavo iš praktikos pamatytas vaizdas, kaip savarankiškumas organizacijoj vystosi nuo vieno žmogaus ir iki kokio lygio gali išsivystyti ir jau tada biudžetas jisai tampa nebe tas elementas, kur turi kontroliuoti viską. Kaip įdomiai tu čia sumezgiai tokį audinį. Giją tokią jo. Kaip sujungti biudžetą su šita kontrolė ir savarankiškumas. Nu taip, iš tikrųjų tai naujas žvilgsnis, naujas žingsnis į naują etapą, vystymosi etapą turbūt, tai yra daugiau savarankiškumo, bet ne mažiau kontrolės. Kontrolės iš tikrųjų nesavarankiškose, sakyčiau, taip autonomiškose organizacijose dar daugiau. Dar daugiau. Dabar jau tą teiginį išskleisk. Taip. Todėl, kad ten, jeigu įprasto organizacijoje, tokioje hierarchiniai, tipiniai organizacijų kontroliuoja vadovas ar viršininkas, tai čia kontroliuoja tave visi. Ne tik kameros, kurios į tave žiūri, ne tik viršininkas, kuris tave pakviečia į kabinetą ir ataudžia ar ten griežtai pamojuoja pirštu, bet kiekvienas tavo kolega mato, kaip tu esi, ką tu veiki, koks tavo požiūris į tai, kas tau priklauso ar nepriklauso, nebelieka tų pilkų zonų. Tau viskas priklauso. Tokio organizacijoje tau viskas priklauso. Ir kaip iki to eina? Iš tikrųjų, tai mes tam tikrą kelią nuėjom ir jau turim tam tikrą patirtį, galim dalintis šituo dalyku. Tai manau, kad išskirčiau 4 tokius etapus, kaip iki to galima nueiti. Tai pirmas etapas tai yra žmogus kaip vienetas organizacijų tampa savarankiškas. Nebelieka mikromanagementų. Kai kuriuose organizacijose būna netgi nano managementas, ant tiek detaliai kontroliuoja, ant tiek smulkiai žiūri, ką jis ten veikia, pataiso klaidas, liepia padaryti lygiai taip, kaip buvo suformuluotas reikalavimas. Tai pirmas etapas nustoti tai daryti ir pasitikėti žmonėm, leisti jiems savarankiškai dirbti, sakyčiau, savarankiškas žmogus pirmas etapas arba darbuotojas. Antras etapas būtų kelyje į autonomiją. Antras etapas, kai komandos tampa savarankiškos arba save organizuojanti komanda. Dažniausiai tai būna funkcinės komandos, funkciniai padaliniai, kurie turi tam tikrą autonomiją savo srityje, turi savo KPIs, rodiklius, kurių siekia ir kurie dažnai skirtingi būna. Ir jos pačios priima sprendimus. O vadovas tada išstoja kaip arbitras išspręsti konfliktus tarp šitų kovojančių už resursus padalinių. Ir jam tenka dažnai tokia teisėjo dalia pasakyti, kas teisus. Su visom pasiekmėm, teigiamam ir teigiamam, tų neigiamų gal daugiau. Ne? Tai yra saviorganizuojanti sistema. Trečioji, kurios labai daug kas siekia, nori išeiti į tą lygį, kai yra savivaldi organizacija. Savivaldanti organizacija, kai yra visi resursai, visi įgaliojimai yra suteikti žmonėm, kurie dirba visuose lygiuose, visuose sluoksniuose. Jie nebėra tos aiškios hierarchijos. Visi ieško sprendimų ir visi juos įgyvendina. Visi tarėsi dėl resursų. Tai yra savivaldi organizacija. Jinai save valdo, iš tikrųjų valdo. Ir atrodo jau kur toliau, tai yra, super, viskas labai gerai. Bet aš matau, kad yra dar aukštesnis lygis, kai kompanijoje lietuviškai, kaip čia pavadint, save nukreipianti organizacija, kur žmonių kuriamame lauke gimsta strategija, gimsta kryptis ir kompanija keliauja tą kryptim, būtent ten, kur jie suranda, kur jie mato tą ateitį.
Tai save nukreipianti organizacija. Tai kaip ir ketvirtas toksai lygis, kuris galbūt yra daugumai dar sunkiai įsivaizduojamas, kaip čia ne vadovas, kaip čia ne savininkas, kaip čia ne generalinis gali pasakyti, kur reikia eiti. Tai yra neįsivaizduojama. Kas bus su tokia kompanija, kas gali nutikti. Tai baimės ten turbūt labai daug, bet tai realu ir tai egzistuoja ir tai klesti net, sakyčiau, ne tik, kad egzistuoja. Ir toje vietoje norėčiau pantrinti iš sisteminio fenomenologinio požiūrio, tai iš principo gaunasi, kad tie žmonės, kurie yra arčiausiai klientų, arčiausiai žemės, jie greičiausiai nuskaito, intuityviai pajaučia, empatiškai pajaučia, nuskaito tą informaciją, kuri yra aplinkoje ir per juos gali rastis ta tikroji strategija, nes dažnai, kaip mes esame aukštesniam lygmenyje ir turim mažiau kontakto su aplinka, tai mes mentališkai daug ką stengiamės sugalvoti, o dabar neapibrėžtume mums ypatingai reikalingas empatiškas pojūtis ir todėl įtraukiant žemesnę grandį mums tada gali gimti tokia adekvačiausia strategija. Taip, kaip fenomenas iš tokių kompanijų, kurios save valdo, save nukreipia, tai yra absoliutus klientų lojalumas. Ant tie klientai pasitikė, neįsivaizduoju, kas turėtų nutikti, kad klientas pabėgtų. Tai čia būtų, ta prasme, neįmanoma misija, jam taip skanu su ta kompanija dirbti, kad, taip, ir nebereikia kovoti dėl tų klientų, nebėra kovos, yra toks bendarbiavimas, bendra būtis tokia ir labai tai fan. Ir paskutinis klausimas tau. Jeigu dabar mus klauso įmonės vadovas ar įmonės savininkas, jam patinka, kad suplanuoja tos biudžetus, bet jie po to labai nutolsta nuo realybės ir jis norėtų organizacijoje pradėti ugdyti aukštesnį savarankiškumo lygį, kur kontrolė atsirastų kitose lygiuose, nuo ko reikėtų pradėti, arba ką jam reikėtų daryti, arba į kokius klausimus jisai savo turėtų atsakyti prieš pradedant didinti organizacijose savarankiškumo lygį. Pirmiausia, tai reikėtų tradicinį klausimą atsakyti sunkiausia. Ko aš noriu iš tikrųjų? Čia lyderio klausimas, toks, kurį turėtų kartot kaip savirefleksija, bent jau kartą į metus, ko aš noriu iš tikrųjų. Ir jeigu tai reguliariai kartosim, ateisi natūraliai prie to, kad noriu, kad žmonės, pats norėčiau jaustis daug geriau, jaustis laisvas ir laimingas. Norėčiau, kad žmonės aplink mane būtų laisvi ir laimingi. Jie neštų tas daleles, tą šviesą neštų į savo šeimas ir kurtų taip bendruomenę, kuri jaučiasi šitaip. Tai manyčiau, kad toks būtų klausimas. Kitas dalykas, labai didelė ta pirmo žingsnio baimė. Ir mes nusprendėm, dar tik idėja kol kas, bet manau, jį tuoj bus realizuota, daryti stažuotės mūsų kompanijai. Kviesim atvažiuoti, atvykti mokamai, stažuotė, tokia 2 dienų stažuotės Tegros kompanijoje. Tai kaip reklama tokia. Gerai. Ir pabaigai, ką tu dabar pasakėjai apie stažuotės, kažkada tai labai seniai prieš 10 metų vienoj strateginiai sesijoje, kuri daroma yra tokio imagogikos būdu, išniro mintis, kad ateities universitetai bus organizacijos, kad žmonės eis į organizacijos ir ten gyvai mokysis tikrų dalykų. Tai man atrodo, ką tu reflektuoji, kadangi esi eksperimentuotas, tiesiog reflektuoji naujas formas, kurios jos randosi. O aš skubu pabaigti laidą. Ačiū labai tau už pokalbį. Šiandien mano pašnekovas buvo Renardas Goda, įmonės Tegros grupė bendraturtis. Ir mes kalbėjomės apie mąstymo klaidą versle, kad planuoti, prognozuoti, lygų žinoti, kaip bus.